O išrinktasis, ar jaučiate, kad jūsų empatija pranoksta įprastą žmogiškai supratimą? Galbūt esate angelas žmogaus pavidalu, atsiųstas į žemę su tam tikra misija. Tavo veiksmai, tavo siela kupina dieviškosios užuojautos ir šviesos. Pirmasis jūsų dangiškosios kilmės ženklas yra jūsų nenumaldomas troškimas padėti kitiems. Jūs ne tik palaikote žmonės, bet ir padedate jiems atrasti savo šviesą, net ir tamsiais momentais. Jūsų užuojauta yra ne tik charakterio bruožas, bet ir dieviškasis pašaukimas. Esate tarsi kelrodė žvaigždė, vedanti pasiklydusius į tikrąjį kelią. Antrasis ženklas – tai jūsų troškimas išgydyti toksiškus santykius. Jaučiate, kad jūsų misija atnešti taiką ir harmoniją bei gydyti emocinės žaizdas. Esate gydytojas, kurį traukia tie, kuriems reikia paramos. Matote skausmą žmonių akise ir jūsų širdis plaka, norėdama jiems padėti. Trečiasis požymis – tai jūsų dvasiniai polinkiai, pasireiškiantys nuo vaikystės. Jūs visada žavėjo egzistencijos paslaptys, siekėte suprasti visatą. Dvasinės sąvokas tyrinėjote taip, tarsi jos būtų jūsų natūrali kalba. Esate žmogus, kuris visada ieškojo neapčiuopiamų dalykų, senovės išminties. Ketvirtoji savybė – tai jūsų įgimta išmintis ir įžvalgumas. Žmonės kreipiasi jūs patarimo, kaip į išmintingą į patarėją. Esate švyturys, nušviešiantis kelią pasiklydusiems. Jūsų supratimas gilesnis nei daugelio, o jūsų patarimai skamba tiesoje. Penktoji savybė – gebėjimas patirti džiaugsmą ir dėkingumą net ir chaose. Jūs matote grožį ir nuostabą ten, kur kiti to nepastebi. Pasirenkate sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus, o jūsų tikrovės suvokimas yra persmelktas magijos. Šeštasis požymis – nepasotinamas prasmės ir tiesos ieškojimas. Nesitenkinate paviršutiniškais atsakymais. Ieškote gilesnio supratimo. Esate filosofas, kuris tyrinėja gyvenimo paslaptis, pasinerdamas į senovės mokymų išmintį. Septintasis ženklas – tai jūsų spinduliuojanti teigiama energija. Jūsų buvimas yra tarsi saulės spindulys, prasiskverbiantis pro debesis, skleidžiantis šviesą ir šilumą. Jūs nešiojate ramybę ir paguodą, tarsi balzamą neramioms sieloms. Aštuntasis ženklas – tai jūsų gilus užuojautos ir gerumo šulinys. Esate gyvas dosnumo įsikūnijimas, pasiruošęs atiduoti savo energiją, nieko nesitikėdamas mainais. Jūsų užuojauta yra dieviškosios malonės atspindys. Jūsų vaidmuo kaip išrinktojo yra ne tik egzistuoti, bet ir šviesti kaip švyturys, nušviešintis kelią kitiems. Esate angelas, atsiųstas į žemę, nešti šviesą ir gėrį. Priimdami savo angelišką paskirtį, pradedate suvokti savo dieviškąją misiją, kuri pranoksta įprastą kasdienybę. Esate šviesos ir vilties nešėjas, kuris keičia gyvenimus ir palieka amžiną šviesą širdyse. Jei patiko video, leiskite savo paspausti ženklelį patinka. Pasidalinkite informaciją su draugais ir užsiprenumeruokite Visatos balsą. Užsiprenumeravę gausite prieigą prie uždaros ir ypatingos informacijos skirtos tik išrinktiesiems. Ačiū, kad esate su mumis.
Jei patiko video, leiskite savo paspausti ženklelį patinka. Pasidalinkite informaciją su draugais ir užsiprenumeruokite Visatos balsą. Užsiprenumeravę gausite prieigą prie uždaros ir ypatingos informacijos skirtos tik išrinktiesiems. Ačiū, kad esate su mumis.